Labukas, pakalbėsiu šiandien apie prakeikimus. Ir Biblijoje aiškiai parašyta, kad jeigu garbysit kitus dievus, jeigu turėsit stabus, skaitas jūs nepaklusnus vaikai, tai tas prakeikimas, šeimos prakeikimas, pereis pas jūs. Ypač, jeigu jūs patys turite didelių nuodėmių. Ir šiais laikais paleistuvystė yra pati didžiausia nuodėmė, galima sakyti. Ir visokių, mes turime labai daug stabų. O tie stabai, tai nėra tik koks drožinys. Gal anksčiau Biblijoje ir buvo tik drožinys, bet dabar stabai yra visokie žaislai, vaikai, mes norime įtikti vyram, norime įtikti vaikui, norime įtikti visiems ir taip apleidžiame to pasakoje savo Dievą. Ir kas stabas? Stabas yra, gali būti televizorius, gali būti telefonas, kur mes daugiausiai laiko praleidžiame. Jeigu žmonės meluoja pastoviai, tai reiškia, kaip melavimas būtų stabas. Viskas, kas daroma, yra ne nuo Dievo ir sulaužant Dievo įsakymą, tai bus stabas. Ir kaip tas, yra, kaip pasakyti, garbinimas tų kitų dievų yra kultizmas. Ir mes galim jo negarbyti, bet daleiskim, pirmoji kartoje kažkas pabūrė su kortoms. Ir, jūs padarėte ir pamirškite. Po to gali būti taro kortos, gali būti mediumai, gali būti ėjimas pas ekstrasensus, bet kokius žmonės, raganius, aiškiaregiai, tai gali būti nuo Dievo ir nuo velnio, bet šiais laikais daugiau yra nuo velnio visi tie žmonės. Dauguma yra nuo velnio. Ir jie siūlo lengvus būdus, sako, sumokėk tiek pinigų, bus paslauga, sumokėjai ir ta paslauga dažniausiai turbūt neįvyksta. O jeigu ir pagydo, tai kažkur pakenkia. Tai nėra, velnias nėra tai, kad ateina ir jis tik gerą jums darytų, jis kažkur pakenkia. Ir norėjau pasakyti, kaip pradėjau, taip, iš pat pradžių būna būrimai, kokiam kortom. Antrojo karto jau bus raganavimas ant jūsų, o trečiojo karto jau bus okultizmas ant jūsų darys. Nes pasiekmes progresuoja, jos dauginasi, nes dažniausiai padaro prakeikimas ant kraujo linijos. Ir viskas didėja, platėja, nuodėmių daugėja ir to pasiekmes irgi didėja. Tai susidaro daug durų, daug palaiminimų. Tas žmogus po to negali dirbti, negali padirbti ir pastoviai yra dvasinėje atakoje ir jam reikia išlaisvinimo. Ir jeigu jūs tas žmogus, aš galiu pabandyti jūs išlaisvinti. Aišku, dar aš tik tai, esu darius savo šeimai, bet galėčiau jums pabandyti padaryti. Tai iki greito. Ate.